Taip. Ir kokį gavot atsakymą iš to direktoriaus, kada... Girdėjo apylinkis, tas viršaitis. Už apšumėjo viskas. Apšumėjo. Apibarė. Išbarė. Jokios užuojautos. Jokios užuojautos. Paskui vėliau buvo kaip ten susirinkėms apylinkė. Tai sakė, rašė ten įsakymą. Nu, tai tada ten jau tas ūkvedis, tas... Aš užmiršt pavardės. Tai kur pajūrelį ūkvedžių buvo atiduota pijų, tai jis nuvedė sūnų parodė tokį družekį gabaliuką. O kaip dabar su pašara, jau turit karvę kiaušieną? Jau turim karvę. Užteks per žiemą? Musėt užteks. Mėly žiūrovai, matėt, kokias skriaudas patiria seni kaimo žmonės. Bet be tų tokių skriaudų dėl ganyklų, dėl pievos, arų, žmogus kaimo, ypač senas, dažnai yra net apvagiamas. Aš taip ištariau šį žodį, turėdama omeny tokią atvirą vagystę, kaip sakoma, vidury baltos dienos. Apie tai, kiek žinau, ketinat papasakoti jūs, bajorinienė, prašau. Ačiū. Man kaip žemės ūkio darbuotojai tenka nuvažiuoti į kolūkį, susitikti su žmonėmis, pasikalbėti su jais, pasiginčyti, o kartais pasitarti. Vieni iš tokių žmonių, kurie peikia, nepritarė Lietuvos parlamentui, kiti žmonės nepritarė ūkio vadovams, kad jo kažko skriaudžia, kažkas jiem nepatinka. Dar treti labai patenkinti yra ūkio vadovams, kad jų atseit niekas nieko neskriaudžia, jie gerai kapeiką skaičiuoja. Pažiūrėkim, kaip iš tikrųjų yra. Tarkim, Laukuvos kolūkio pirmininkas Kęstutis Auškalnis, Obelyno tarybinio ūkio direktorius Jankauskas su to pačio ūkio zootechniku Pociumi griežtai draudžia parduoti savo žmonėms gyvulius Klaipėdos veislinio gyvulių supirkimo tarp rajoniniam susivienijimui. Galiu paminėti kaip pavyzdį, tarkim, viena telyčaitė, sverianti 359 kg, ūkis čia mokėtų, žinoma, Laukuvos kolūkis už kilogramą moka po 2,50 ir paskaičiavus išeitų, kad 897 rubliai 50 kapeikų ūkis mokės žmogui. Tačiau veislininkas tą patį svorį jau žmogus gautų 1664 rublius. Reiškia, nuostolis žmogui yra 766 rubliai 50 kapeikų. Imkim, Obelyno tarybinis ūkis, jisai moka už kilogramą telyčaitės pardavimą, moka po 3 rublius. Tarkim, telyčaitė sveria 266 kilogramus, ūkis jau mokėtų 798 rublius. Kai tuo tarpu veislininkas už tą pačią telyčaitę jau mokėtų 1444 rublius. Čia žmogui nuostolis sudaro 646 rublius. Paskaičiavus žmogaus nuostolį, parduotų 2 telyčių išeitų, kad ūkis vidury baltos dienos žmogų apiplėšia 1412 rublių 50 kapeikų. Įdomu už ką, juk kolūkietis už pašarus moka. Tad peršasi tokia mintis, kad kaimo žmogus užauginęs gyvulį, jis negali laisvai parduoti, kam nori. Žodžiu, aš taip kaip suprantu, veislininkai moka žymiai didesnę sumą. Kaip jūs, gerbiamas Norbutai, vertinat tokią prekybą? Prekyba yra prekyba. Turbūt ir kas liečia veisinių gyvulių supirkimą, čia reikia pasakyti, kad reikalinga atlikti visą eilę veterinarinių priemonių, ką ūkiai ir atlieka. Tačiau, Respublikos vadovybės buvo draudžiama kolūkiečiam ar individualiam sektoriui parduoti tiesiogiai užaugintas telyčaitis per veisininko kontorą. Dabartiniu metu Respublikos vadovybė neprieštarauja, yra sudaromos visos sąlygos, kad visi turintys
savo pagalbiniam ūkyje užaugintas telyčaitis gali parduoti per veislininko kontorą. Bet puikiai žinome, kad kol gyvybė žemėje bus, tol bus ir ligų. Todėl yra būtinas profilaktinės ir diagnostinės veterinarinės priemonės. Jas atlieka valstybinio veterinarijos tinklo, tai yra apylinkinės veterinarinės ligoninės ir veterinarijos stoties specialistai. Aš jų nevardysiu, tačiau jų yra nemažai ir reikalavimai yra keliami tokie pat kaip ir ūkiam. Turi būti atliekamas ir karantinavimas, ir visa eilė užkrečiamų ligų ištyrimas užkrečiamų ligų atžvilgių, tačiau tai yra padaroma ir žmonėm, kurie kreipsis, jokių sunkumų šito klausimu nebus. Jūs dar norit, ar ne? Aš norėčiau paklausti gerbiamą Steponą, tai ir gerbiamą Anastaziją Bajorinienę. Tai kur žmonėms kreiptis, o dabar obelynas, Medvėga, Laukuvos kolūkis trukdo, kur žmonėms kreiptis, kad jie gautų realią pagalbą ir galėtų realizuoti, kitaip sakant, parduoti tą telyčaitį, jeigu ji bus veislinė. Kas liečia veterinarinių tyrimų atlikimą, tai prašom galite kreiptis ir į mane. Informaciją, kai sako, pateiksiu ir telefonu 51849, skambinkit ir bus, kai sako, nurodyta, kur konkrečiai ir kada bus atliekami šitie tyrimai. Kadangi reikia suprasti tai, tarybinė biopreparatų fasavimas nepaprastai blogas. Vien tuberkulinas, reiškia, išfasuojamas yra po 100 dozių. Ir dėl vienos telyčaitės atidaryti flakoną, vienai padaryti tuberkulizaciją ir 99 numesti, tai turbūt būtų ir neekonomiška. Reikalinga bus sudaryti kokią tai grupę ir kad galima tai grupiai atlikti šitos diagnostinius tyrimus. Gal jūs dar norit ką nors? Norint parduoti telyčaitę, reikėtų pirmą kreiptis į kooperatinę valstybės veislininkystę įmonę telefonu 524 66 arba tiesiogiai man 51184. Dėkui. Matėm tas daromas skriaudas, perkalbėjom dabar, prisiminėm kai ką dar. Taip, kaimo žmogus yra dažnai apvagiamas, jam brukama įvairi propaganda. Noriu pastebėti, kad pastaruoju metu sklinda labai daug gandų. Jie labai yra gajūs kaime. Tikriausiai ir jūs čia esantis, esat ne vienas girdėję, tarkim ir tokį gandelį, kad Landsbergis, mūsų visų gerbiamas aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas, yra žydas, kad jam Lietuva mažai rūpi. Arba kitas gandas, kad tikriausiai jau nebemokės pensijų. Ir dar visokiausių gandų. Tuos gandus skleidžia įvairūs žinoma žmonės. Kai kuriems tiem gandam padeda be abejonės ir valdininkai, pritardami ir galbūt tuo pačiu sukeldami kokias tai abejonės žmonėm. Dar juos painiodami, kaip sakoma, taip, juos tiesiog į tokią nežinomybę stumdami. Bet kaimo žmogus visada buvo toks atidus ir niekada neskubėjo greitai nuomonę susidaryti. Jis 100 kartų paklauso, nesykį pagalvoja ir gana nesunkiai atskiria tikruosius grūdus nuo pelų. Kreipėtės į pas Viršaitę, atrodo. Ne, visų pirma, aš kreipiausi mūsų deputatą Šadreiką. Dėl to, kad jums neduod Pievas ganyklas. Tai norėtumėm, kad tamsta papasakotum, kur kaip viskas tas buvo. Kodėl, dalesim, kokias priežastis. Kreipėtės į vietinę valdžią ar pas brigadininką ar dar kur nors. Visų pirma, aš kreipiausi į pirmininką. Man turėjo būti gamybinė praktika, tuo pačiu aš norėjau dėl ar įsiaiškinti, viską pirmininkas pasijuto ant manęs. Tiesiog gal sakyti išvėjo iš kabinetą, šaukdams. Atsiprašau, koks pirmininkas, pasakykit, prašau. Steponas Padživelis, Kvėdarnas kolūkį. Ir po to niekur aš nebejau iš viso ir
Kažkas tai pasiūlė kreiptis į Šadreikį, kai aš pasikreipiaus, parašiau pareiškimą, bet Šadreik tuo labiau, kad daręs ką nors. Ta patį pareiškimą man nusiuntė atgal pirmininkui, kad jis aiškintų. O čia nesąmonė, kad jis aiškintų. Nu ir kada pirmininkas Pudžiuvelis gavo jūsų Šadreikus persiųstą skundą, koks rezultatas buvo, kaip sakant, kokia nauda buvo? Absoliučiai aš nieko nežinojau, kad jis gavo ją. Dabar, kas labiau tą mūsų Lietuvos laivo vairą gal tvirčiau vairuoti, Landsbergis ar Brazauskas? Man atrodo, kad geriau, kad Landsbergis valdytų negu Brazauskis. Brazauskis jis murdas, kad sako, aš nežinau, negaliu sakyti, ar jis murdas, kad ant abiejų dabar klausausi iš Amerikos, kai jis murdas ant abiejų pečių mentalį neši. Čia Lietuvos su lietuvis aš geratė nuvažiu, tikiu ir geražiu dabar, kad šnekėjus dabar štai Amerikoje, ten jis vėlnių pasakoja, kad jau tą. Jis geriau, kad po Rusiją, geriau, kad su Rusija. 19 metais Lietuva kūrės, tamsta prisimenat tos laikus? O kaip tada žmonės kalbėjo apie atkuriamą Lietuvą, kad turėsim savo laisvą tėvynę? Nu, jis džiaugiasi, dėl to jis sako, vai broliukai, kondarysma, kad Kolčiakus pamatysma. Nu, ta paskui dainavo, iš berželių rykštės pjausmas, o Kolčiakas maskariaus. Už Lietuvą jos tėvynės riepsma jų daro putin. Ir žmonės ryžos, taip dirbo, kaip dabar, ką sako. Tamsta vertinat tą visą laiką, pragyveno daug, matėt, kad atidavėt savo sveikatą kolūkiui, tarybinių ūkiui. Kaip dabar manot, kodėl taip viskas buvo? Viens buvo skaudus pergyvenims, kada paėm 40 Lietuvų, kad aš nuėjau jau našuokti, raudons karmals pakabins, nu tuo nebejau, užmiršau visko. Ką buvo Lietuvo, džiaugsmus buvo, ką pražodžiavo, ką paskui pripratak, kaip šiuo karam sak, visko pripranti prie žmogaus. Prašom čia. Žinot jau tikriausiai, kad paskelbėm, atgal atstatom Lietuvą nepriklausomą. Kiti žmonės sako, kad blogai, nebėra benziną, ten muilą neapgavo. Kaip jūs manot, ar mes galim parduoti už muilą Lietuvą, ne? Ne, už muilą gabalą savo tėvynį pražudyti, tai ne. Sak, diena rūštė, diena sugraudinta, kada Lietuva buvo panaikinta. Mūsų Lietuva, kaip rūta žydėjo, ant Lenkų kapų smilgas rudavo, ant Lietuvos kapų rūta žaliavo. Ko mums šiandien reikėtų lietuviams, kad mes iš tikrųjų atsiplėštumėm nuo tos didžiosios valstybės, nuo to Kremliaus ir galėtumėm kaip tikra valstybė pradėti gyventi. Ko mums šiandien lietuviams trūkst, kaip tams tai atrodo žemaičiams, lietuviams visiems? Ko mums reik dar? Meilės reik. Viens kitam turbūt. Ačiū. Kolūkių valdininkija tvirtai laikosi įsikibusi į paprastą kaimo žmogų ir nenori jo paleisti. Kaip jūs manot, kodėl nori išlaikyti ir toliau tą tokį tvirtą ryšį, žinoma, naudingą savo pusėje? Turbūt čia atsakymas būtų labai paprastas. Pasakykit, prašom, kas norėtų laisvą valią pasitraukti nuo pilno lovio. Nuo lovio, į kurį tu nieko neįdėjai. Kad ir toks pavyzdys. Aukščiausioji taryba svarsto, kad leisti kolūkiečiams, tarybinių ūkių darbininkams turėti žemės iki 3 ha. Ir ką jūs manot? Visi deputatai, kolūkių pirmininkai ir kiti kolūkių nedeputatai visi sukyla, kad nebebūs žemės kolūkį, iširs kolūkis, jeigu kolūkietis oficialiai gaus 3 hektarų žemės. Ir balsavime, turbūt, mėly žmonės, spaudoje skaitėte Lietuvos aidę, kaip tik tais prieš šitą įstatymą balsavo komunistų partijos frakcija.